ačiū visiems prisijungusiems ir mes turim daugiau žmonių negu anksčiau ir susitinkam po tokio nemažo tarpo, kadangi rinkosi žmonės. Nedariau tokių staigių įrašų, nedariau didelio dažnumo, nes mačiau, kad tikrai dar ne visi perklausė senus. Ir naujiems nariams labai rekomenduoju, kad pajustume tą grupės idėją šito nuoseklaus tokio mokymosi, nuoseklaus gilinimosi į paprastas temas, kad pajustume tą nuotaiką. Labai rekomenduoju perklausyti pirmuosius įrašus, paslinkti į apačią viso sąrašo ir susirasti nuo pat pradžių, kas dar neklausėt. Ten yra susipažinimas, kur taip pat labai kas tik gali, kas turi drąsos, kas turi tos noro tokio pabūti laisvų, įsijungusi į kitų įvairių žmonių bendriją, įvairių žmonių susibūrimą tokį, kur vieni kitų nepažįstam, tai irgi pasidalinti apie save ten, kur yra klausimai ir po to perklausyti tas pirminės tokias temas, tiksliau vieną tą pirminę temą, kuri buvo pavadinta kas yra dvasinė praktika, kam reikalinga dvasinė praktika, kad mes pradėtume pirmą nuo to tokio paprasto klausimo, kam tai reikalinga. Ir grupė pavadinta tokiu kodiniu pavadinimu dvasinė praktika nuo nulio, nes vis tiek viskas susiveda į tai, kad arba mes patys užsimam dvasinę praktiką, arba mes gilinamės į tų žmonių patirtis, kurie tuo užsiėmė, nes kitaip šita tema kaip ir neturėtų visiškai jokios reikšmės, jeigu kalbėtume vien tik tai apie tai, kas galbūt gali būti arba gali nebūti. Tačiau viskas susiveda į tuos žmonės, kurie tai bando savo gyvenimu ir kurie vienaip ar kitaip tai fiksavo istorijoje ar dabartyje ir perdavė, dalinosi su kitais žmonėmis. Taigi, dabar tęsim su antra tema pagaliau, kuri vadinsis dvasiniai mokytojai, dvasininkai, vedliai ir kaip atskirti, kurie yra tikri. Taip. Ir kaip visada anksčiau, tų, kas klausys, prašau turėti su savim užsirašymų priemonės, kad kylančias mintis, abejonės, prieštaravimus, klausimus užsirašytumėt ir galėtumėt užduoti po to perklausę šitą įrašą ir galėtume padiskutuoti. Ir kaip anksčiau labai drąsinu, prašau pasidalinkit visi, kas tai galit mintimis. Tai bus naudinga ne tik jums, bet ir visiems manom. Ir aš turėsiu taip pat keletą klausimų pabaigoje šito įrašo. Tai čia kalbėsiu kaip ir anksčiau apie tai, ką pavyko rasti bendro iš skirtingų, kas yra bendrinančios skirtingose dvasinėse tradicijose. Ir šiuo atveju klausime apie dvasinius mokytojus, dvasininkus, vedlius, apie tos, kurie mokina dvasinių dalykų ar apie juos aiškina. Ir aišku, skirtingos tradicijos turi skirtingus, tarkim, principus, niuansus, bet yra dalykų, kurie tikrai susiveda ir atsispindi visose tradicijose, daugiau ar mažiau. Ir galėsite pažiūrėti, ar man pavyko atrasti tuos. Aišku, aš naudojusi ne tik savo kažkokią subjektyvę patirtim, bet tai, kas yra pastebėta daugybė žmonių, tyrėjų ir panašiai. Ir mes kalbėsim būtent apie dvasinių praktikų, dvasinių tikslų mokytojus, dvasininkus ar vedlius ar panašiai. Ne apie, sakykime, ne apie ezoteriką, ne apie tai, ne kažkokie tai kaip tapti turtingu, sveiku, kaip valdyti energijas, kontroliuoti pinigus, uždirbti, sutvarkyti materialų gyvenimą ar panašiai, bet grinai apie tų dvasinių dalykų mokytojus, vedlius ir panašiai, kurie kažką kitą gali naudoti kaip papildomą dalyką, kažkokį šaltinį ar tiesiog pagal situaciją, tarkim taip, bet jų pagrindinė užduotis gyvenimo, kaip ir, sakykime, jų gyvenimo tikslas yra mokyti perduoti šitos dalykus dvasinius. Ir tai šitas mūsų panarplėjimas bus ypač vertingas pasvarstymas, ypač vertingas tiems, kurie susiduria su nežinoma tradicija.
Tai yra, mes galbūt žinom kažkurią tradiciją, vieną ar kitą, bet kai susidurėm su tuo, ko nepažįstam, mes visiškai nežinom, kaip vertinti. Ar tai yra kažkokie šarlatanai, apgavikai, ar tai yra kažkokia totalitarinė sekta pavojinga, ar tai yra, o galbūt tai yra kažkokie šventieji, o gal tai yra apgavikai. Ir mes nežinom, kaip tai vertinti. Mes galime kažkaip subjektyviai, man tiesiog nepatiko tas žmogus, arba aš kažką girdėjau arba įtariu ir aš, tarkim, vienaip vertinu, arba jis kažkaip gražiai šypsosi, gražiai apsirengęs, man patiko ir aš vertinu teigiamai, tarkim. Bet yra kriterijai, pagal kuriuos galima, kaip sakant, objektyviau susigaudyti ir aš pabandysiu tuos kriterijus pateikti jūsų pasvarstymui. Ir pridursiu, kad tie kriterijai reiškia ne taip arba ne tai, kad jis yra arba toks, bet tai yra daugiau reiškia, kad arba daugiau to yra, arba mažiau. Jeigu to yra labai mažai, tai skaitykim, kad jis neatitinka to kriterijaus tas žmogus. Jeigu to yra labai daug, tai galima sakyti, kad jis atitinka, jau iš jo kažką galima išmokti, jis turi kažkokį patikimumą, sakykim taip. Tai gal nieko nelaukęs, tada prieisiu prie tų kriterijų aptarimo. Jie būtų, kuriuos aš atrinkau, būtų 5. Prasideda nuo pačio paprasčiausio, elementariausio dalyko, tai yra, kad patys daro tai, ko mokina kitus. Arba patys taiko savo ant savęs tai, ko mokina kitus. Tai yra toks paprastas, elementarus visiškai kriterijus. Ir jeigu žmogus nepraeina, tai jis automatiškai lieka nebent kas, kaip žinių pranešėjas kažkoks. Tad tuomet, būna ir taip, tarkim, žmonės rašo apie kažką arba pasakoja apie kažką kitus. Ir tuomet reiktų gilintis, apie ką pasakoja ir ar tie, apie kuriuos pasakoja, atitinka šitą kriterijų. Ar jie taikė tai, ko mokino kitus, ar taikė tai savo. Jeigu šito kriterijų, ir dar pridursiu, kad daug metų, tai yra toks papildomas parametras, jeigu žmogus trumpai labai kažką taiko, tai nežinau, bet ką galima išbandyti ant savęs, žmonės daug ką išbando, bet tai dar visiškai nieko negarantuoja ir nieko nereiškia, ar jis tai įsigilino. O daug metų tai reiškia 5, 6, 7, 10 metų bent jau, kad žmogus jau nebebando, jis jau pasirinkęs tą kelią, gilintis į jį ir jau turi patirčių kažkokių, netiesiog tai buvo, netiesiog atsitiktinumas kažkoks buvo. Aišku, net ir 10 metų yra kaip ir mažas laiko skaičius, bet jau nuo to galima kažką pradėti, sakykim taip. Iš kitos pusės, aišku, kiekvienas net ir ten metus kažką bandydamas jau gali kažką papasakot kitam. Jeigu jisai tai bandė ant savęs, jis gali pasakyti, man ten nepavyko kažkas arba man pavyko. Bet jeigu mes kalbam konkrečiai apie mokytojus, jau dvasininkus, vedlius, kurie to užsiema, tai reikėtų turėti omeny kažkokį ilgesnį laiko tarpą, kad jie tai naudoja ant savęs, bando ant savęs tai, ko mokina. Ir dar kitaip vadinamas tas žodis praktikuojantis, kad jie praktikuoja patys tai, ko mokina. Ir toks žmogus, jis jau turės ką papasakot, kiek jis ten be pasiekė, ar kokiam jis kelyje būtų, kokioje tradicijoje, sakys, aš tą dariau, man gausi taip, man šitai neišėjo, aš bandžiau kitaip, ar tai būtų kažkokios meditacijos praktikos, maldos praktikos, šventraščio analizės, panašiai. Kas tai bebūtų, jis jau turės kažką vertingo, bent jau iš tos patirties pusės. Ir tai, aišku, visiškai universalus principas pritaikomas bet kurioj, tarkim, specialybei, pašaukime ar bet kur. Todėl, aišku, neapsiribuojam ties šituo vienu, jeigu, sakykim, tai yra toks, kuris akivaizdžiai pagrindinis, bent jau pirmas, be kurio mažai ką galim pasakyti, tai toliau prie jo turi eiti kiti. Sekantis, apie kurį norėčiau pakalbėti, tai būtų, kad tas žmogus pats yra mokinys prieš kažką kitą.
pats yra mokinys prieš kažką kitą. Ne tik tai mokytojas vedlys prieš tos, kurie žino mažiau, bet jis yra mokinys prieš tą, kas žino daugiau. Tai yra turi kažkokį konkretų asmenį, konkrečius mokytojus, prieš kuriuos jis yra pats mokinys. Ir šitas punktas turi daugiau tokių sudėtingesnių detalių, sudėtingesnių paaiškinimų arba, sakykime, pagrindimų, kurios galim būti pasigilinę keletą tokių aptarsiu. Tai reiškia, kad jeigu jis atitinka šį kriterijų, tai automatiškai gaunasi, kad jis pats mokina ne tik tai tą, ką jis nori parodyti, bet jis mokina ir tai, kaip mokintis. Toks yra niuansas. Nes jisai pats savo pavyzdžių rodo, kaip mokintis. Todėl jis, kai perduoda savo žinias, kiti matydami ne tik tas žinias girdėdami, bet ir matydami jo pavyzdį, automatiškai gauna daug brandesnis, sakykime, pavyzdį ir daug brandesnį, daug vertingesnį dalyką. Turbūt elementaru. Jo, tiesiog apie tai ne visą laiką pagalvojama, ypatingai šiais laikais, kai yra tokia, sakykime, srovė ar tokia mada kalbėti iš savęs arba sakyti, kad viskas tai yra tiesiog iš manęs. Arba kad aš neturiu jokių mokytojų, nes aš nieko nepasitikiu ir panašiai. Nes be abejo yra šiais laikais daug nusivylimų, daug apgaulės ir taip toliau. Todėl ne veltui žmonės kartais renkasi kelią tiesiog kalbėti iš savęs ir nieko nesiremti, nebūti niekieno mokytoju, bet tuo pačiu kitus kaip pristatyti į savo mokinio poziciją. Taip, bet jeigu mes žiūrim norim labai, kaip sakant, rimtus kriterijus išsikelti, tai tektų, manau, šitą kriterijų irgi laikyti svarbiu, nes jis turi dar tokių parametrų, kad, pavyzdžiui, reiškia, kad tas žmogus jis mokės ne tik mokyti, bet jis mokės ir priimti. Dar vienas toks dalykas. Dar kitas dalykas, kad visą laiką bus kažkas, kas jį gali pabarti ar pamokinti. Pabarti, jeigu jis padaro kažkokią klaidą ar panašiai. Tarkim, jeigu jūs esat mokinys ir jūs jam bandot kažką paaiškinti, sakykime, pamatot jo kažkokį klaidą ar netikslumą, jis gali jūsų neklausyti. Bet jeigu jūs kreipsitės į jo mokytoją, gal jūs teisus, o gal neteisus, bet jūs pasakysit mokytojui ir pasakysit tokia situacija ir tokia, arba jo kažkokiems vyresniems autoritetams. Ir tada mokytojas jo ar autoritetas galės rimčiau nuspręsti, ir jeigu reikia pataisyti ar pabarti. Sakys, jis taip sakė, aš jo taip nemokinau, viskas priešingai. Arba kaip tik sakys, mūsų dvasinėje tradicijoje būtent taip ir yra mokinama iš kartos į kartą. Ir tai yra normalu, tokia čia tradicija, mes iš to išmokstam ten tą ir tą. Tai tokie atvejai gali būti. Ir tai yra toks apsidraudimo momentas. Labai didelis rimtas apsidraudimo momentas, jeigu tas, sakykime, mokytojas ar dvasininkas turi savo autoritetus, o nėra pats tas paskutinis grandyje, virš kurio daugiau nieko nėra aukštesnio. Ir dar keli pastebėjimai, kad tas likimas vienu paskutiniu tuo grandyje, buvimas tuo, kaip sakant, vieninteliu mokytoju, neturint kito mokytojo, yra neefektyvų iš tos tokios loginės praktinės pusės, nes tu, perduodi, kaip sakant, savo patirtį, bet kitu atveju tu perduoti ne tik savo, bet ir savo mokytojo patirtį, paskui to mokytojo, kuris jam buvo mokytas ir taip toliau. Gaunasi, kad tu perduodi ištisų kartų patirtį, ne tik tai kažkokio tai šventraščio ar senovės išminties rašto, kad jis užrašytas prieš 1000 metų ir tu jį perskaitai dabar ir kaip tu supratai, taip ir perteiki, bet tu perteiki jau patikrintą, kur kiekvienas iš tų grandinėje esančių asmenų tai taikė, tai išbandė ant savęs, į tai gilinosi, tai perdavė savo mokiniams ir mokiniai su savo mokytais tikrino ir, kaip sakant, gludino tą tikslumą ir taip karta iš kartos atėjo iki to žmogaus, kuris galiausiai irgi priėmė mokytoją
Ir galiausiai mokytoją ar autoritetą ar vedlį kažkokį ir galiausiai perduoda jau kitiems žmonėms, patikrinęs, išbandęs ir turėdamas mintise visos tos mokytojų mokinių sekos patirtis. Tai yra toks irgi labai efektyvus, tokia tiesiog mokslinė prasme, labai efektyvus metodas. Atsiprašau. Tai reiškia, kad nėra to dviračių išradinėjimo kiekvieną kartą. Ir tas, atsiprašau, tas priešingas variantas, kai yra vien tik tai iš savęs ir aš neturiu jokio mokytojo ar autoriteto, dažnai gali reikšti keletą dalykų. Tai yra, kad, pavyzdžiui, kad jis tiesiog nerado tokio autoriteto, kuris būtų patikimas, kuris būtų jam pasirodęs rimtas, ne kažkoks apgavikas ar ne tarkim kažkoks pradedantysis, bet tikrai patikimas, iš kurio būtų galima mokytis. Jis tokio nerado. Ir tai visiškai natūralu, taip galėjo būti, bet klausimas, kodėl taip galėjo būti, vėl išeina keletas variantų. Gali būti dėl to, kad jis neįsigilino pats į mokymą pakankamai, nes tai gali reikšti, kad tas mokymas tiesiog neveikia. Tuo atveju, kad jeigu jis nerado, galbūt taip išeina, kad tas mokymas neveikia visą laiką neveikia, tarkim, 1000 metų ir tik jam vienam suveikia. Tai ar tai logiška? Turbūt nelabai. Čia kaip, nežinau, bet kurios srities stogų dengimas ar dar kažkas, tai ar namų statymas, kad visi statė, bet visi buvo neteisingi, o aš, tarkim, vienas pradėsiu statyti namus ir aš būsiu teisus ir sakysiu, kad aš negaliu iš nei vieno pasimokyti. Yra toks, tam tikras nelogiškas momentas. Kita priežastis gali būti išdidumas. Kad tiesiog galbūt žmogus ir sutiko tų žmonių, gal juos matys. Šiaip tai jeigu jis gilinosi į tą sritį, jis turėtų žinoti, kur galima rasti tų patyrusių žmonių, kur galima būtų su jais pasitarti, jis gal net norėtų pasitarti, kodėl jisai turėtų galvoti, kad aš tik pradėjau ir aš jau turbūt žinau daugiau už visus, kurie seniai tai buvo užsiema. Tai yra toks, sakykime, tikrai pavojus išdidumo. Labai didelis pavojus. Kaip bet kurios srityje, jeigu aš, tarkim, pradedu užsiminėti bet kuo, mašinų remontų, ar tai reiškia, kad aš jau bet kuriuo atveju būsiu patyręs labiau negu bet kurie anksčiau to užsiemantis ir aš turiu neiti pas nieką konsultuotis ir kad nėra žmonių, pas kuriuos galėčiau pasikonsultuoti ir kurie bus tikrai labiau suprantantis apie tai už mane. Toks, man atrodo akivaizdu, kad gaunasi, kad nenuoširdumas, kažkoks išdidumas, arba kita pusė, tas nenuoširdumas, kaip sakau, tai yra, kad žmogus, jisai mokosi iš tikrųjų iš kitų, jis ir knygas perskaitė, jisai ir su asmenybėm bendravo, bet jis nenori kaip ir perduoti tų kreditų vadinamų, tai yra tų nuopelnų, tai yra toks, mačiau, nenuoširdumo momentas. Galvojimas, kad viską, ką žinau, tai yra iš manęs arba vienintelis, kaip sakant, nusipelnęs, tai esu aš, nes aš tai perskaičiau, kad kiti tai ties to dirbo, tą praktikavo daugybę metų, tuos užrašinėjo tekstus ir panašiai perdavinėjo kartą iš kartos, jos bandė, kad tai atėjo iki manęs, tai nieko nereiškia. Esmė tame, kad aš tai gaunasi toks keistas. Galbūt yra nesąmoningumo toks momentas. Atsiprašau, gal čia kiek sudėtingi dalykai, kuriuos aš bandau paaiškinti trumpai, bet aš manau, kad jeigu kažkam tikrai bus neaišku, užduosit klausimus, labai tikiuosi. Tai tokie 2 momentai aptarti, kad patys daro tai, ko mokina ir patys prieš kažką yra mokiniai. Ir tie 2 momentai, sakykime, tokie labai stiprus. Jeigu šitie 2 yra, tai bet kurios srities atstovas jau bus, ir bus ir jo kažkokios nuoširdumo savybės ir išdidumo, tarkim, nebus didelio. Jau rodys, kad jis yra, jau dirba su savo išdidumu
ir kad įsigilinęs į tą sritį ir mato ne tik tai save, tarkim, tam dvasiniam mokyme, bet mato, kad tai yra visa istorija jo to mokymo, kad ir ten yra, ir buvo labai pažengusių, ir nepažengusių, ir apgavikų, ir tikrų mokytojų. Tai yra jau toks nurimtas dalykas, jeigu žmogus atitinka šitos bent 2 kriterijus. Tačiau čia ateina problema. Jeigu būtų tik šitie 2 kriterijai, tai jie tinka ir visiškai kitoms sritims, bet kurioms, tarkim, mafijai, ane? Visiškai tas pats. Jeigu taip grubiai žiūrint techniškai, tai kažkoks mafijozas, banditas gali mokinti kitus tai, ką pats daro, ten vagia, tarkim, ir panašiai. Apgaudinėja žmonės ir panašiai. Gali mokinti to pačio, ką pats daro. Ir būti mokinys prieš kažką kitą, prieš kažkokį rimtesnį mafijozą. Tai kad šitokie, arba ne tik tai tokie radikalūs pavyzdžiai, bet kokia profesija irgi atitinka tos pačius kriterijus, kaip ir turi tos pačius kriterijus. Ar tai yra studentas universitete, ar kažkoks profesionalas, jis vis tiek mokinosi iš kažko. Ir pats, jeigu mokina kitus, tai jisai pats taiko tai. Taigi šitie kriterijai tinka netgi mafijai, tačiau jie yra svarbus, nes jie parodo tą esmę, žinių ir patirties perdavimo tokius svarbiausius kriterijus, sakykime. Bet kadangi mes gilinamės konkrečiai dvasinės temas ir vertinam tos žmonės, kurie perduoda dvasinius mokymus, tai čia reikia papildomų punktų. Papildomų punktų, kuriuos aš dar išskyriau 3. Tai būtų tokie. Turbūt elementariausias šitoj srity, kuris jau nubrėžia tą ribą, kad yra dvasiniai mokymai, tai yra, kad jo mokymai sutampa su šventraščių ir šventųjų mokymais. Toks paprastas dalykas ir atrodo visiškai elementarus, bet tuo pačiu šiais laikais kaip ir labai irgi netaip ir dažnai akcentuojamas. Nes yra tas momentas, kad žmonės nori būti originalūs, žmonės neturi laiko gilintis į šventraščius, jie turi daug neigiamų patirčių apie tos pačius šventraščius, apie netgi tuos, kas vadinami šventaisiais, turi daug nepasitikėjimo, nes istorija buvo ir daug apgavyšių ir taip toliau, ir daug apsišaukimo. Taigi, bet kuriuo atveju vis tiek, jeigu mes bet kokią sritį paimam, vis tiek susiveda viskas į šitą 3 punktą. Jeigu mes, tarkim, paimkim kažkokią profesinę sritį ir tarkim, nežinau, tarkim, jeigu šiais laikais kažkoks profesionalas yra, tai jis automatiškai jo mokymai turės sutapti su tuo, kas yra kitų profesionalų patirtyje ar šitų profesinių tekstų mokymas ir panašiai. Turės sutapti. Nebent jis jau atrado kažką tokio, kas apvers visą pasaulį aukštyn kojom, bet dažniausiai net ir tais atvejais tai būna paremta tuo, ką atrado prieš tai. Tai būna tiesiog patobulinta arba pritaikyta giliau. Toks niuansas. Ir dažnais atvejais, jeigu tas kriterijus neišlaikomas, tai būna arba tikrai kažkoks labai didelis reformatorius, kuris irgi galiausiai vis tiek paaiškėja, kad jis rėmėsi tais senos šventraščiais ir šventaisiais, arba tai yra tiesiog apgavikas, kuris išgalvojo kažką savo, kas ir baigsis su juo pačiu, arba bus kažkiek tai žmonių, kurie tai bandys, tiesiog dėl smalsumo ar dėl dar kažko, bet tai tokie bandymai neužilgo baigėsi. O tos senusios tradicijos, kurios atitinka ir šventraščių, ir šventųjų mokymus, jos tęsiasi tūkstančiai metų, šimtai metų, paprastai 1000. Taip, ir čia
mes turim dar keletą tokių minusų, kad jeigu mokymas sutampa, tai yra jeigu patys daro tai, ko mokina, patys yra mokiniai prieš kažką, jeigu mokymas sutampa su šventraščių nurodymais ir šventųjų mokymais, gali būti minusas tas, kad netgi visus šitos kriterijus atitinkantis žmogus visą tai daro tiesiog dėl to, kad kažkas kitas jam tai pasakė daryti. Ir jis tai gali daryti tiesiog, tas žodis toks mechaniškai, tai yra dirbtinai, taip sakykim. Jis gali norėti širdies to, o gali ir nenorėti. Ir nenorėdamas gali daryti tiesiog dirbtinai, taip kaip eina žmonės dirbti ar fabrike, ar žinių pranešėjais, ar dar kažkuo, jis gali ir netgi ant savęs bandyti stengtis tai taikyti, bet tiesiog dėl kažkokių priežasčių. Bet nebūtinai dėl to, kad jis nori labai. Ir antras dalykas, tai dar toks minusas iki šito punkto yra, kad jis gali galvoti, kad tik jo tradicija ar religija yra teisinga. Nes jis tai, kaip sakant, taiko tiesiog dėl to, kad jam kažkas sako, nes jis galvoja, kad jie yra teisingi ir todėl galvoja, kad jo šita sritis yra teisinga, o ties to ir baigėsi jo, kaip sakant, patirtis, ta gilioji. Todėl šitas punktas jau yra, kaip sakant, labai aukštas kriterijus, kuris jau nurodo į konkrečią sferą, kad tai bus žmogus ne kažkokios neaiškios srities, bet būtent dvasinių mokymų tiesėjas ir perdavėjas, bet dar jis gali būti, kaip sakant, kažkiek dirbtinas, mechaniškas arba nenuoširdus, arba daug tokių minusų gali būti. Labai daug, jeigu taip gilintumėmės rimtai šitą punktą. Bet pabandykim perėti prie sekančio. Tai yra, kas labiau užtvirtina, kad žmogus patikimas, tai yra dar porą punktų. Tai sekantis toks jau labai aiškus, tai yra, kad jis yra prisirišęs prie Dievo. Tai reiškia, kad jis ne tiesiog mechaniškai daro kažkieno tai nurodymus, ar tiesiog yra, kaip sakant, įstikinęs, kad nėra prisirišęs tiesiog prie kažko kaip pasakyti, iš valios ar dirbtinai, bet jisai pats dega tuo. Ir pats iš savęs to siekia. Taip pasakysim. O kitas kaip sakant, kuo tai ypatinga, kuo tai taip svarbu, kodėl tai yra toks didelis garantas jau atsirandantis. Iki tol buvo tokie, kaip ir tik tai esminiai, bet dar nedaug garantuojantis dalykai, o čia yra kaip daug garantuojantis dalykas. Tai yra tai, kad kitaip tas žmogus bus prisirišęs prie kažko kito. Tai elementaru turbūt. Jeigu jis nėra prisirišęs prie Dievo, tai jis bus prisirišęs prie kažko kito. Ir tai reiškia, kad jis mokins vieno, o norės kito pats. Toks labai labai slidus momentas. Jeigu nėra šito prisirišimo, elementaraus prisirišimo momento. Ir tai reikš, jeigu jo to nėra, tai reikš kaip ir veidmainystė, arba jis galės net labai gražiai kalbėti apie kažką tai. Nes žmonės sugeba, ir aktoriai sugeba, ar kažkas turi aktorinius talentus ir panašiai, arba gebėjimą įsijausti tiesiog į kažkokią temą, kaip skaityti pasaką ir panašiai. Taigi bus prisirišęs prie kažko kito. Prie ko kito gali būti prisirišęs. Aišku, daugybė variantų turbūt kiekvienas sugalvos, bet esmė tame, kad tai rimta problema, sakykim taip. Žmogus gali atitikti visus kriterijus, bet jeigu nebus šito, tai jo viduj visai kažkas kito virs, jūs net nebūtinai apie tai žinosite. O kaip sužinoti? Sudėtinga
bet reikia turbūt klausinėti žmogaus, užduoti klausimus atitinkamus parinkti, reikia įstebėti, reikia klausinėti tų, kas jį pažįsta. Sudėtinga, bet tai yra jau rimtas kriterijus, kurį tikrai verta aiškintis. Ir taip pat pastebėsiu, kad tai yra jau aukštas lygis ir tai yra taip pat ne taip arba ne, bet tai yra procentai kažkokie tai. Jis galbūt tik eina link to, galbūt jis dar tik prieis prie to, gal jis eina sėkmingų keliu ir jis gali jau daug ką perduoti kitiem, jis galbūt nėra prisirišęs, galbūt turi kitų prisirišimų, bet jis siekia būtent to dvasinio prisirišimo ir anksčiau ar vėliau jį pasieks, o galbūt ne. Čia yra toks kaip ir sunku įvertinti, tačiau kalbant su žmogum, užduodant klausimus, galima vis tik suprasti. Jis gali sakyti, ne, aš nenorėčiau netgi. Vis yra daug smagesnių dalykų, kaip ir už prisirišimą prie Dievo ar kažkokių dvasinių dalykų. Aš tiesiog bandau kažkodėl tai dabar tai darau, o šiaip gyvenime yra ir smagesnių dalykų. Tai tada klausimas, kodėl jis ir nemokina tų smagesnių dalykų, nes gaunasi tokia veidmainystė ar kažkoks jo pačio nesąmoningumas ir tai kaip įrodytų, kad tas kriterijus nepraeitas ir galbūt reikia kaip sakant, per daug nedėti vilčių į tokį žmogų ir turėtų omeny, kad jis gali neperduoti tos visos gilumos, tos dvasinės tradicijos, kad ir kokią tradiciją jis atstovautų. Taip. Ir tada paaiškėja, kad šitas punktas dar turi minusą, kad tai vis dar yra, sakykime, savanaudiškas punktas, nes žmogus prisirišęs, tai reiškia, kad jis negali be to, sakykime, be Dievo, tai yra jau labai aukštas lygis ir pagal kai kurios mokymus tai yra jau labai labai aukšta pakopa. Kažkada bandysim pasimokintis tokias senovės tyrinėtojų ir išminčių atrastus tos laiptelius, kaip asmenybė eina link dvasingumo, link Dievo suvokimo ir panašiai. Tai yra jau būtų pagal tos laiptelius labai aukšta pakopa, bet tuo pačiu tai dar yra tam tikra savanaudiška pakopa, nes žmogui reikia kažko, jisai prisirišęs dėl to, kad jam tai yra nauda, kažkas gero iš to. Ir šitam laiptelėje jis dar gali galvoti, kad jo religija yra ta vienintelė teisinga, vienintelė tikra. Jis gali dar nenorėti matyti to bendro vaizdo, nes jam tiesiog naudinga ir jis tokiu atveju dažnai žmonės nesupranta, kad kažkam kitam naudinga kažkas kita, kad jis per kažkokį kitą mokymą atranda galbūt tą patį dalyką. Arba net dar giliau patiria Dievą per kitą mokymą. Bet žmogus negali kartais to suprasti, nes jisai nepajaus kito šitam laiptelėje, sakykime taip. Nebent labai jau giliai į tai nueitų. Arba labai norėtų, bet kad užsitikrinti visiškai, tai čia siūlyčiau dar vieną kriterijų, tokį jau visiškai galutinį, tai yra žmogus turi mylėti Dievą. Jo? Apie tai kalba visi šventraščiai, visi šventųjų mokymai, kai kurie šiais laikais tai arba visiškai numuilina, arba paverčia kažkokias interpretacijas. Bet jeigu per daug kaip dabar neinant į teologiją, o tiesiog analizuojant taip techniškai, tai reikštų būtent nesavanaudiškumą. Ir tai reikštų, kad žmogus, jeigu toks mokytojas ar vedlys ar dvasininkas tave mokins, tai jis ir į tave žiūrės nesavanaudiškai. Tai yra be jokios naudos paieškų, nes jo bendrai santykis tada bus su Dievu, būtent esmė, tikslas meilė, jo pačio tikslas bus davimas, o ne tiesiog prisirišimas kažkokiai naudai. Jo? Ir čia ateina pastebėjimas, kad čia jau yra ne dėl to, kad reikia, jis tai darys visą ne dėl to, kad reikia, ne dėl to, kad jis negali, bet dėl to, kad jisai nori, kaip pasakyti, yra trauka, tokia didelė trauka, kuri neturi savanaudiško motyvo, sakykime taip. Ir
Nu ir dėl to, vat, kaip minėjau, kad jis nemokins savanaudiško požiūrio į Dievą, jis jau negalės perduoti. Aišku, jis gal matydamas atitinkamą žmogaus lygmenį, gal pasakys, kad tau bus geriau, kažko tau padės gyvenime, šitos praktikos ar šitą dvasinę tradiciją ar panašiai, bet jis to savo viduje neturės, to savanaudiškumo, jo požiūris bus visai kitoks, todėl jis tą nuotaiką gilėje tą galiausiai perduos kitokį, tą turinį. Ir tai yra, labai toks patikimas momentas. Ir čia jau gali būti netgi be prisirišimo, toks asmo gali būti be prisirišimo prie kažkurios vienos religijos, bent jau ta savanaudiška prasme. Nebus savanaudiškai prisirišęs, jis galvos ne kuri religija man daugiausiai duos, bet galvos, kurio tradicijoje aš galėsiu labiausiai tarnauti, labiausiai atiduoti, labiausiai atsiskleisti. Visiškai kitas momentas, visai kitas priėjimas jau atsiskleidžia. Kur galėsiu daugiau duoti? Visiškai kitas. Galbūt kažkam iš jūsų tai skamba keistai, galbūt sudėtingai, tačiau vienaip ar kitaip, analizuojant tos pavyzdžius, mes prieinam prie būtent tokio paaiškinimo, kad žmogus kaip ir pažengęs, jis negalvoja, neturi galvoti, kur aš galiu daugiau paimti, daugiau gauti. Turbūt logiška, jo. Ir ir galiausiai jis matys, kad Dievas yra ne vienos kažkokios tai religijos ar tradicijos nuosavybė, kad Dievas yra priežastis visko ir jis matys daug plačiau ir kaip ir visai kitaip žiūrės į kitus žmonės, kaip sakant, ves ne savo subjektyvios patirties keliu, nes bus prisirišęs ne prie tos konkrečios patirties, bet bus prisirišęs prie tos konkrečios asmenybės, kuri apima viską. Todėl jo požiūris irgi bus labai lankstus ir labai platus ir labai gilus. Tai tokie 5 punktai. Ir paskutinis tas toks nesavanaudiškumo momentas, nes turbūt paprastai kalbant su žmonėm visi turbūt pritars, kad bet kurių problemų tokia elementari priežastis yra tas yra savanaudiškumas, kad žmogus galvoja, kad svarbiausia, kokia bus nauda iš to man. Bet vis dar netgi tarp užsiimančių dvasiniais dalykais, besigilinančių juos, kažkokių tai ieškotojų, filosofijos ir moralės ieškotojų ir panašiai, vis tiek atsiranda ta problema, kai kalba apsisuka, o tai kaip tada turi būti? Tai turi būti tada nesavanaudiškumas, tai aš turiu būti nesavanaudiškas, tai atsiranda kažkoks bet kodėl aš turiu būti? Tai atrodo taip elementaru, bet mūsų protas taip veikia. Jeigu jau man reikia būti nesavanaudiškam, tai aš tada dažniausiai protas sako, tai aš būsiu tada išnaudotas ar kažkas tokiam. Ir tai yra toks sunkus momentas kiekvienam. Ir jeigu kažkoks asmuo tą praeina ir mes matom, kad jisai tęsia savo kelią, jisai nepalūžta, kaip sakykime, bet išlieka tobulėjimo kelyje, išlieka tobulėjantis, tai, sakyčiau, yra geras įrodymas, kad jis praėjo ir tą 5 punktą. Taigi, ir kas bus, jeigu mes išimsim bent vieną punktą iš šitų? Tai galima pastebėti, kad, dar pabaigai toks pažaidimas. Galima pastebėti, kad irgi subyra visa dėlionė. Tarkim, netgi jeigu yra, meilė, ta tokia trauka, nesavanaudiška, bet nėra prisirišimo to, kas prieš tai sakiau, kas yra kaip ir blogesnis dalykas. Bet jeigu to nėra, tai jis bus, tarkim, irgi kaip mokytojas galbūt nepatikimas, nes jis tai čia, tai ten, jis gali būti kažkurio metu atsirasti, kažkurio metu be jokios atsakomybės kažkur dingti. Ir tuo pačiu neparodyti to tokio nuoseklaus pavyzdžio, nuoseklaus rūpesčio. Jeigu jisai, kaip sakant, neturi kažkokios tradicijos, prie kurios prisirišę, sakykime, geriausiu atveju nesavanaudiškai.
Ir, tarkim, arba jeigu, tarkim, jo mokymai nesutampa su šventraščiu ir šventųjų, taip irgi būna, žmogus gali būti ir mylėti Dievą, jausti tą tikrai trauką, gali būti ir net prisirišęs kažkokiu būdu, bet jo mokymai nesutampa, nes jis, tarkim, tiesiog ir nesistengia įsigilinti kitus mokymus, nesistengia savo kaip ir suvokimų palyginti arba, sakykim taip, kad išreikšti, sakykim, logiškai kitiems suprantamai ir nesistengia pamatyti, kur yra atitikmenis kitose tradicijose. Dėl to jis gali tiesiog galvoti, kad čia aš galvoju vienaip, čia visai kitaip ir nepaisant to, kad gali būti visiškai tas pats, bet jis atmeta dėl to, kad jis tuo metu tiesiog yra nefilosofinio būdo arba neturi laiko tam tokiam analitiniam gilinimuisi, neturi noro. Ir taip dažnai būna, tačiau tai atveda į tam tikrą sumaištį tuos, kurie seka tokiu žmogum. Jis gali mokinti pakankamai gerų dalykų, jis gali pakankamai pats būti nuoširdus ir, kaip sakant, tikras, bet jeigu jo, kaip sakant, jis nenori stengtis to suderinti arba išsiaiškinti tų bendrų taškų, esminių su ankstesniais mokymais ir mokytojais, tai gaunasi tokia sumaištis, kurio jam gal pačiam aišku, bet toliau atsiranda per daug interpretacijų, per daug priešpriešų iki tiek, kad dažniausiai tokie mokymai suyra, dar neprasidėjo rimtai arba labai greit suyra po kurio laiko, nes mokiniai tiesiog pasimeta. Tai kodėl, jeigu tu tikrai gerų dalykų mokini ir tu kaip ir kažkom sutampa tavo mokymai su ankstesnių mokytojų, kodėl tu pats juos nesigilini, kodėl tu pats nenori su jais, kaip sakant, pasitikrinti su jais arba pasitikėti jais. Nes jeigu tu vienas toks buvai, tai gal ir buvo daugiau tokių. Gaunasi tokių daug problemų, vieną punktą atmetus. Kitas punktas, mokinys prieš kažką kitą, tai irgi jau aptariam nemažai, kad jeigu šitą išmetam, tai irgi gaunasi, kaip minėjau anksčiau, kad jeigu jis kažką ne taip padaro, ar suklysta tiesiog žmogiškai, būna taip, kad jau niekas jo nepataisys, nes jis liko tas vienintelis paskutinis savo mokytojų, mokinių sekoje. Ir nuo jo visi toliau yra tik tai mokiniai ir niekas jam nieko negali pasakyti. Ir aišku, išmetus tą patį pirmą, kad pats daro tai, ko mokina, jeigu jisai mokina visus labai daug dalykų gerų ir visi kiti punktai yra, bet jis pats to nedaro, tai rezultatas gali būti labai keistas. Ir tokių žmonių tikrai yra buvę, kurie yra ir, sakykime, prisirišę prie Dievo, savotiškai galbūt prisirišę prie kažkokios tradicijos, kurie jaučia gal meilę Dievui netgi, kurie remiasi kažkokiais mokymais arba sutampa jų mokymus iš šventųjų mokymais ir šventraščiais, kurie gal netgi yra mokiniai prieš kažką tai. Tačiau jie patys nedaro to, ką mokina. Ir tokių atvejų būna ir jie irgi taip pat nesėkmingai sukelia sumaištį, sukelia susipriešinimus tarp pasekėjų, tarp tų, kurie mokinasi ir galiausiai patiems tokiems mokytojams dažnai baigėsi nebūtinai gerai. Aišku, gali būti priežasčių, dėl ko jie taip nedaro, gal tik kažkokiam tarpe laiko nedaro, gal paskui tai taikys arba prieš tai taikė ir daro nežinau, gali būti įvairių priežasčių jo, bet tokie yra 5 kriterijai, pagal kuriuos tikrai daug galima atsirinkti, daug galima suprasti. Ir pabaigai, aišku, gali kilti kažkam klausimas, ar tokių, kurie atitiktų visus tuos 5 kriterijus, ar iš vis tokių būna, ar tai yra įmanoma. Ir jeigu būna, tai kur jų rasti, kur jų ieškoti. Ir be abejo, čia netaip sunku atsakyti, nes kas labai rimtai seka, kad bet kuria iš tų senųjų tradicijų, jie
automatiškai atitinka bent jau 3 pirmuosius tuos kriterijus, o 4 ir 5 reikia klausti asmeniškai, reikia stebėti, analizuoti, ar netgi provokuoti, taip sakykime, aišku, žmogiškai, draugiškai, nepažeidžiant kažkokių tai moralės žmogiškų normų. Ir be abejo, tai reiškia darbą, tai reiškia laiką, kaip bet kurioje srityje, nes žmonės net rinkdamisi automobilyje, skaito, jie lygina, jie išbando skirtingus modelius, jie klausinėja pas tos, kas turi patirties, jie išleidžia daug laiko ir po, tarkim, 5 metų jie netgi nusipirkę automobilį, jie galbūt atiduoda į metalų laužą. O čia mes kalbam apie tai, kas yra amžina ir turi labai didelį išliekamą poveikį žmogaus likimui. Tai ar nereikėtų, kaip sakant, renkantis ar prieš renkantis, ar domintis kažkokiais tai dvasiniais vedliais, dvasininkais, kaip sakant, patikrinti. Taigi, dar aišku galima paminėti, kad jeigu nerandi, tai, aš truputį minėjau, kad jeigu nerandi, gali būti įvairių priežasčių, bet tai visiškai dar nereiškia, kad nėra tokių asmenų, nes kitu atveju, jeigu yra kažkokia tai praktika, kurioje tu jauti, kad tu jau kažką supratai, ar kažkokia tai filosofija, kažkokia ideologija, tai teoriškai reikštų, kad tu per visą istoriją vienintelis supratai ir tai yra būti visiškai nelogiška, kaip pateikiau su, stogų statymu ar kažkokiu kitu amatu, kad reikštų, tu vienintelis žmogus, kuriam tai pavyko. Toks keistas momentas darosi. Taigi, turbūt šiam kartui pakankamai daug užkroviau ir dabar norėčiau iš jūsų išgirsti, kokias mintis jums sukėlė, nes čia susirinko šitoje grupėje jau pakankamai įvairių žmonės, įvairių patirčių, įvairių specialybių, įvairiaus amžiaus. Ir būtų labai įdomu išgirsti jūsų nuomonės, jūsų pasidalinimus ir aš užduočiau tokius 3 klausimus. Ar sužinojote kažką naujo ar vertingo iš šito susitikimo? Taip pat antras, ar turėtumėt ko papildyti tuos 5 punktus? Tarkim, jeigu esat galvoję, kaip atskirti patikimus mokytojus ar kažkokius vedlius ar dvasininkus. Ir 3 punktas, ar kilo kokių klausimų ar abejonių. Ar gal kažką užsirašėt eigoje, kažkokių neiškumų buvo. Ir dar pačiai pabaigai priminsiu, kad be abejo tie visi kriterijai, kaip minėjau, aš užsirašiau, kad pakartoti, tai dar kartą, kad tie 5 kriterijai reiškia ne taip arba ne, bet tai yra daugiau arba mažiau to žmogus turi. Tai yra, nenurašinėkim žmonių visiškai, jeigu kažkas turi kažkokį trūkumą, tai dar nereiškia, kad jisai iš jo nieko neišmoks ir iš jo neturi nieko semtis. Tai visiškai nereiškia, bet tuo pačiu, būnant sąmoningu, mes, tarkim, neturim kitų variantų, tik kažkokius žmonės savo aplinkoje ir mes žinosim, kad iš jų galim kažką konkretaus išmokti, bet kažko kito neišmoksim. Ir tie punktai padeda. Manau, galėtų kažkiek padėti. Tarkim, žmogus turi prisirišimo, bet neturi tos meilės galutinės. Arba jis turi meilę, bet neturi suvokimo, tarkim, kitų mokymų. Arba savo pačių mokymų neturi gilaus suvokimo. Visokių tokių niuansų. Tai nenurašykim žmonių, bet būkim sąmoningi. Tokia mano kaip toks palinkėjimas. Ir dar kartą ačiū visiems prisijungusiems naujai ir senai čia esantiems. Ir susitiksim kitą kartą, jau narplėsim turbūt kitą temą, nebent pamatysiu, kad kažkas iš jūsų nori dar gilintis į šitą temą, tai lauksiu jūsų pastebėjimų, pasidalinimų ir kol kas iki.